Kur buvai, sakau, sauko žiūrėti. Eik, teklon, sakau, negaliu, va, nervuoju, einu ir traukia, sakau, va čia yra menas. Va čia yra kūryba, kad traukia, kad tave nervuoja, tu nueini, susnervuoji ir vėl vis tiek dar kažko nedažiūrėjau. Taip man Karatajus paaiškina. Nu, ypatingas, man atrodo, mūsų šitas interviu. Kaip? Sakau, ypatingas mūsų šitas interviu, koks interviu pokalbis čia. Nes Vilija Jurėnienė, tai Vilija net kažkaip, nežinau, mano galvoje netelpa, kad šiais metais švesimgi jūsų 100 metų. Nu, kažkas tokio atrodo klaida. Tai labai noriu paklausti kelių dalykų. Vis tiek labai ilgai dirbo Dailininkų sąjungoje ir nu ne veltui jūs ir tapatina, bet Jurėnienė tai yra tas pats, kas ir Lietuvos Dailininkų sąjunga. Kosciuškos gatvėje, gražus pastatas, legendos, kas ten vyko. Tai kas ten vyko? Nuo kada jūs ten apskritai esat? Oi, ten daug mačiau, daug pergyvenau. Esu labai laiminga, kad man likimas lėmė susidurti su šitą visuomenės dalim specialia kultūrinio pasaulio dalim. O pradėjau dirbti 60 metais. Naujųjų metų naktį mūsų namo įkurtuvės pavasario 17. Ir staiga jie to baliaus metu sugalvojo, kad vat, mane reikia pasimti iš dailės institutą, kur dirba bibliotekoje, ir atsivilioti Dailininkų sąjungos pirmininkas ir dabar rektorius sako, nebūk kvaila, neik. Ten bus, žinai, nuobodybė. Sėdėsi nuo ryto iki vakaro. Čia tai tu, jaunimo apsupta, studentai aplinkui, visi jauni. Ir koks ten malonumas sėdėti su seniais. O profesorius Kuzminskis ir docentas Bogdanas sakė, tu neklausyk, rektorius nenori, kad prarastų tave ir už tai tau čia įraitinoja, pasakojo nesąmonės. Ateik. Nu, ir taip galvojau, vyras irgi labai noriu, kad ateičiau. Čia namai arti, visiškai prie Petro Povilo bažnyčios. Vienoje pusėje Dailininkų sąjunga, kitoje pusėje Kalnelį namai. Nu, tai jam atrodė, kad čia, patogu. O kokios jūsų pareigos buvo? Pradžia buvo bibliotekininkė galbūt reikia pasakyti. Aš net nežinau, tai buvo viską, ką reikėjo, bet pradžia turbūt buvo tokia. Bet laikas sumė, sąjungos narių skaičius didėja, reikalavimai didėja. Tai Vainikitė buvo nuversta nuo sosto ir pastatytas profesorius Kuzminskis. Čia jau dabar prasidėjo kitas laikotarpis, jau daugiau narių pradėjo. Pradžioje visai narių ten nieko nebuvo, tuščia. Jie sėdi, visi užsidarė ir niekas niekam nemaišo. Kai aš atėjau, pradėjau maišyti, kadangi vyro draugai, dailininkai ir narių daugiau padidėjo ir prasidėjo gyvenimas. Tai o kas tas gyvenimas? Koks buvo tas gyvenimas Dailininkų sąjungoje? O Dieve, šiokiadieniai vienokie, šventės kitokios, aš net nežinau, kaip pasakyti. Tai dabar apie kasdienybę ir apie šventes Dailininkų sąjungos. Oi, kas nuo ko pradėti, nuo kasdienybės. Kasdienybė buvo stojimas į Dailininkų sąjungą. 3 parodas arba knyga iliustruota. Arba skulptūras. Skulptūros jau čia nei vienam nepasitaikė, kad jau su monumentu arba su paminklu ateitų. Ateina su mažų gabaritų parodiniais darbais. Tada aptarimai, tada sekcijų susirinkimai, irgi labai svarbus momentas, kadangi tiek sekcijų, tai jie gana dažnai būdavo. Tai irgi labai svarbu, dar nuo to, koks sekcijos pirmininkas, aš atsimtu Švarą, tai pasaulinio lygio sekcijos pirmininkas. Jam buvo taip svarbu, kad būtų sekcijoje tvarka, pažanga, noras dalyvauti ir jisai net, kai su užpirkimais buvo didelė problema, pinigų visiems reikia. Ne visi dirba, ne visi dailės akademijoje turi profesorių, docentų arba kad ir dėstytojo etatą. O gyventi visiems reikia. Tai reikia tada kaip nors kažkaip realizuoti savo tą kūrybą, parduoti, kad kas pirktų. Tai būdavo dar taip, kad užpirkimai būna, įvairūs būtų. Tai Maskva atvažiuoja su kažkokiai parodai savo rengdarbų, tai mūsų dailės kombinatas perka.
Tai jau kiekvienas sekcijos pirmininkas stengiasi, kad jo daugiau nupirktų, iš kailio nerėsi. O Švažas iš viso dar ne taip, ne tik tai, kad nupirktų, bet dar kad nupirktų to, kuriam būtinai reikia, kuris neturi iš ko gyventi, kuris tikrai neturi iš ko turi. Kad darbas ir paprastys ir nevertas tokio dėmesio. Bet Švažas sugebės įtikinti komisiją, kad geras, kad čia, ką jūs netapytojai, jūs nesuprantat. Čia atrinkdavo darbus, atrinkimas. Va čia būdavo skaudi labai tema, labai skaudus momentas ir atrenka parodom visom beveik čia, nes nebūdavo kur dėti, ten daiktų neturėjo kur susikrauti kūrinių. Čia atrenkia vienus, kurios priima vieną sienos pusę, kurios nepriima, link durų neša. Už durų sėdi dailininkai, kiekvienas ten darbą palikęs. Tai tokioj įtampoj, tokioj širdperšoj, galima sakyti, net oras kvėpuoja. Priėmimas į parodas darbų, dargi nebuvo, buvo tik rotušė, kur ekspozicijos vykdo, daugiau nebuvo nieko. Tai sąjungoje, kartais va, tokias vieno žmogaus nedidelės iškabintų. Paskiau jau mes padarėm rūsį, tai tam rūsį jau buvo ir tai tas rūsys buvo toks pogrindžio dailė. Tai Sauka ten pradėjo, Žukas. Aš atsimenu Saukos, jau čia vėliau toliau nukrypstu šalį, Saukos darbai. Jėzau Marija, tokie, kraujas bėga, karstas, kažkas karste pagulį, aš kiek atsimenu pirmą mačiau. Eikindas peklon, sakiau, nervuoju, ko čia išdėti. Išeinu, pabūnu, valandą velnės už kažko tai nedamačiau, reikia pasižiūrėti. Einu vėl, žiūriu, žinot, koks Sauka. Taip. Toks ir nebuvo. Bet jau kaip ten įleisdavo, tiesiog dirbtuvės. Visi, kas tik atsilaidė. Dailininkų sąjunga atvira per visą dieną. Kas norės ateina, jokios sargybinės, nieko. Ateidavo jo draugai, tėvai ateidė, ten, žinai, bet tokį vaikščiojimai. Bet negausiai, čia taip toks maždaug lyg uždaras. Nes jeigu pamatytų centro komitetas, sužinotų, tai vėją pakeltų už tokį Sauką, tada vaizduoja televizijos laikais. Ir svarbiausia, jau trečią, kad išeinu ir stingu Karatajų. Sakau, kur buvai, sakau, Sauko žiūrėti. Eik, peklon, sakau, negaliu, nervuoju, einu ir traukia, sakau, va čia yra menas. Va čia yra kūryba, kad traukia, kad tave nervuoja, tu nueini, susnervuoji ir vėl vis tiek dar kažko nedažiūrėjau. Taip man Karatajus paaiškina. O paskui prasidėjo labai bienalės tapybos. Labai. Trienalės, teisingiau. O dieve. Tada tai jau reikia programos, nes kaip čia dabar, neįdomu. Atsirado Ivanovas, Korsakaitės vyras, scenografas. Ir organizuoja baletą, Gulbežerą, šoka vyrai. Vėl Bogdanas Mačiuika, Kalinauskas, Krasauskas. Su teatre atsineša tos rūbus. Tas sijonėlius. Triko. Ir žinai, jau kadangi jau yra scenografas, tai jau labai gražu, labai efektinga. Tada dar prieš šitą spektaklį, kai jie visi įsirikiavę, reiškia, jau gatavi, Krasauskas ateina po repeticijos, sako, aš dar užeisiu pas Mieželaitį. Sakau, Jėzau, ko tu dabar eisi pas Mieželaitį? Pasidėk čia palauk, prasidės jau pat, man dar reikia namo parbėgti, apsirengti. Ne, sako, einam, einam, aš ir namo bėgu, aš taip pas Mieželaitį. Kai aš apsirengus, nusiprausęs, pasipuošęs, lėkiu atgal, matau, Krasauskas stovi, medį apsikabinęs, sulpatį apsikabinęs, jau paitolio nebegali. O baletas dar laukia. Bet vis tiek visiems buvo labai linksma. Ir nuo to, kad jis nešoko, ir kad tas sulpo apsikabinęs kabėjo, visiems buvo labai linksma. Visi buvo labai gerus scenarius rašė Sionis. Iš kažkur tai Dievo dovaną turėjo. Ir tie scenarijai, ne tai kad scenarijus, bet tokios iš
epopėjas leisdavo ir gyvenimą, iš dailininkų sąjungos gyvenimą. O ką va labiausiai atsimintumėt vat, iš viso to laikotarpio, vat, savo darbo dailininkų sąjungoje, koks ar diena, ar kažkoks įvykis, kur va, toks iš tikrųjų vat, labai Aš nežinau, jubiliejai buvo visų, buvo baisiai tragiškas, tik Krasausko mirtis tokia. Jauna, man labai paveikė, todėl kad jis buvo toks keistas žmogus, nes su visais bendravo. Vis tiek jis buvo išdidus, ar jis tai jautė, kad tai sąmoningai daro, nes maninkas čia, bet jis buvo labai išdidus. Visada elegantiškas, visada. Bogdanas tai buvo, jie draugai buvo, bet Bogdanas buvo visi savi, visi savi. Visi geri, visiems gerą žodį pasakys, padėti prašys jo, jisai žino, kad tikrai nepadės, tikrai. Ai, sakai, būtinai darysiu viską, nueisiu, žmogus išeina laimingas, pagalvau. O Krasauskas iš tiesų sakęs, o ką čia nesąmonė, aš tikrai nesigrįžkiu tiek. Taip jis buvo toks išdidus. Ir aš staigai matau, kaip jis stovi, ateina pas mane pildyti anketas kelionėje į Ameriką. Užpildė, pasirašė ir sako, jeigu dar ko nors reikės, tai skambink Nijolei, nes aš išvažiuoju į Ameriką. Nu tai gerai, sakau, bet aš manau, kad nereikės, kad aš susitvarkysiu pati. Ir jis taip prie durų stovi, taip gražus vyras, aukštas. Ir sustoja ir negali atsikvėpti. Ir sakau, kas skauda, sako, ne tas žodis. O Dieve mano. Po to jau prasidėjo nauji metai. Didžiuliai įvykiai buvo, ta pirmoji tapyba trienalė, buvo didžiulis įvykis. Ne tik tapytoja, bet ir nepaprastai graži buvo, nepaprastai efektinga. Pirmoji atrinkta kaip reikiant. Ir estai atrinko, ir Latvija atrinko, ir estai ypatingai pasirodė modernus. Tada to modernumo taip trūko, visiems atrodo taip, kaip čia dabar viskas pasenė, viskas susigulėjo, viskas, tai jų sąjungos maždaug reikalavimam. Atsimenu, kaip Kesaravsko visai junginiai Pabaltijo Respublikų parodoje, Maskvoje. Eina Furceva, kultūros ministrė, eina per parodą ir mato Krasauską, Kesaravską visoje savo gražybėje. Ir ką Banaičiui sako, Banaitis Jūros ministras, kad ką jūs čia tyčiojatės, ką jūs čia. Ir ateina Banaitis ir taip ražo, Stasiulevičius, Švažas, kurie Pliausios, kurie ekspoziciją darė. Vyrai, parvažiuosit namo į Lietuvą, darykit ką norit, kabinkit Kesaravską aukštyn kojam, žemyn kojam, tik nesugadinkim viso renginio. Nepakenkim savo, kad visai mūsų skyrium nuimtų, arba kad, amžinai nebeįsileistų. Nu ir ką jau, pasitarė vyrai, pasitarė ir nukabino. Ir nukabino. Bet tai visa sąjunga, visas pastatas buvo išnaudojamas kažkaip dailininkų veikloms? Dieve, ne tik kad veiklom, bet ten dar gyveno žmonės. Dar buvo, Savickas padėjo savo kūrybinį kelią Plos Rusijoje dailininkų sąjungos, o kita pusė priklausė Vukvedžiai, valytojai, kai dirbtuvių trūksta, tragedijos dirbtuvėm, nėra, dirbti reikia. Skulptorium, tai dar buvo bendros Grybo gatvėje. Grafikų bendros, o tapybos niekur. Tai vienu žodžiu, pas mus dar buvo taip, kad balkone gyveno Karniauskaitė tapytoja. Mažutis kambariukas viršui, apačioj ir viršui. Apačioj Kazakievičiūtė, grafikė, bet jinai pasistatė paskiau namelį iš kažkokių tai plytų. Kazakievičiūtė, tada jau taip blogai, kad visai nebėra. Apačioje gyvena pradžioje Savickas. Vietoje Savicko priėmė mašininkė. Savickas su dievai, mažai nebuvo, buvo Grybo gatvėje įsikėlė Savickas. Iki to gyvena tam pasrasti. Kai būdavo šventės, tai tie rūmai nušvysdavo
per visą gatvę, plačiausiai. Ir ne tiek tame reikale, ne tiek ten buvo svarbu. Pats išgerimas ir valgymas buvo labai kuklu, mes labai pigiai stengdavomės parengti, patys ruošdavom, virdam žagarėlius balkonė pasistatinę. Pas balkonę darydavom, rusivirdam pasukvėlę, kad tik pigiau būtų. Mes turėjom kavos, nusipirkdavom iš dailės komiteto pinigų, duoda kokiam nors vienam pašalpą, kad pusę atiduotų. Jis niekad negaus tos pašalpos, niekad. Jeigu pusę atiduoda, tai čia norinčių taip padaryti beveik kiekvienas norėjo. Nu, vienu žodžiu, tai pan kavos ir virdam, toks gamza vynas pigus. Ličkutė sukūrė 100 keramikinių puodelių, 3 spalvų. Gelsvos, melsvos ir juodos. Ir juodas lėkštutės. Ir baltos. Ir juodas lėkštutės visiems. Dar tokių lėkščių sausainimai. Tai nusipirkom barankiai, pačių pigiausių barankų, mažučių tokių. Išvedam kavos, šitą gamzą supiliam, virtuvėje į puodą, užkaičiam, vandenio kitą tiek pridedam. Ir didžiausias puodas. Didžiausia šventė, karštas vynas. Nors to vyno ten štukot naplakau. Daugiau vandens, bet vis tiek buvo labai smagu. Visi ateiti, ten tik paskelbk bet kokią. Ateinančių niekada netrūko.